Sveiki. Sveiki, sugrįžę. Sveiki sugrįžę į Vivačią. O vakar buvo ilga kelionė per kopas. Su autobusu nuvažiavom į Rygą, tada iš Rygos sėdom į lėktuvą ir skridom į Prancūziją. Viskas tvarkoj, viskas sklandžiai vyko. Paskui reikėjo išsinuomoti mašiną. Atėjom prie mašinos eilė, 1,5 valandos laukiam turbūt, kol išsinuomavom mašiną. Gyva eilė 1,5 valandos. Jo, ir viskas, tada varėm čia. Reikėjo nuvažiuoti 600 km, išvažiavom 8 gal buvo. Ir laivą pasiekėm apie 2 nakties. Tai Darius tai iš vis atlaikė vairavimą puikiai, visą kelią vairavo, jokių miegų, aš tai ten miegojau, leipėjau ten iš viso. O jisai atlaikė puikiai. Nu va, ir atvykom ir radom savo laivą, geram stovyje, niekas neatsitiko. Jo, labai faina rasti laivą, kai po 1,5 mėnesio atvažiuoji į tokią tolimą vietą ir viskas yra savo vietose taip, kaip palikom. Viskas gražu, neapšiukšlinta, nieks nenutrūkę, nenulūžę. Tai čia yra pats didžiausias džiaugsmas. Jo, vakar su automobiliu važiavom, nesutraukėm jo dėl to, kad tiesiog per vėlyvas skrydis buvo anksčiau. Anksčiau negalėjom skristi, nes darbai trukdė. Ramunė nelaukia, bet dirbo intensyviai visą savaitę. Mokė. Pabaiga mokslo metų, tai jo, darbo yra visada. Aš tai biškį daugiau turėjau laiko, bet šį kartą buvom sutarę kartu važiuoti. Neatskirai kaip pernai. Tai, žodžiu, gavom tik tai tokį skrydį, kuris pakankamai vėlai jau 6 valandą būna Buvė, tai iš Buvė nuvažiuoti į Paryžių. Nes norint į traukinį įsėsti, reikia važiuoti per Paryžių, tai į Paryžių nuvažiuoti, sakykime, 1,5 valandų. Per Paryžių dar mažiausiai pusvalandžio pervažiuoti. Ir paskutinis traukinys 8 valandą. Tai labai daug šansų buvo, kad nespėsim. O nakvot Paryžiuje irgi nenorėjom, nes ne tas žanras kelionės, norėjosi laivą pasiekti greičiau. Tai va, tai tokia mūsų buvo kelionė, o šiandien Bretanė. Atsibundi Bretanijoje. 17 šilumos iš ryto. Ja. Malonus oras. Paryžiuje tai buvo žiauru, ten buvo 30 karščio ir visi ten lydėsi tiesiog oro uoste. Kiek dabar valandų? 3 vietos laiko. Šiandien kėlėmės 7 valandą. 8. Tu 7, aš 8. Ir visą dieną davėmės čia lakstėm, dirbom darbus, tik dabar radom, kada pavalgyti pietus. Ja, ir pusryčių neturėjom. Užkandis buvo tie 2 gražūs kruasanai ir viskas. Taip, skanaus. Vienas iš nemalonių dalykų, kurie atsitinka Pietų jūrose, yra tai, kad ant dugno laivui stovint labai greitai pradeda augti augmenija. Nors Vivačio dugnas yra padengtas kaperkotu, bet panašu, kad jis neatsilaiko prieš daug šviesos ir šiltą orą.
Ir per pusantro mėnesio jau užaugo šiokie tokie maurai, kuriuos norėjosi nuvalyti. To nufilmavo, no? Na, vakaras uoste vis dėlto priklauso mums. Išplaukiau pasižiūrėti, kokie laivai aplinkui, ką jie veikia. Yra būdų ir kitokių dugno nusivalyti. Pavyzdžiui, galima įplaukti į slipą ir ten per atoslūgį ramiai krapštytis prie laivo dugno. Vieno iš ankstesnių video komentaruose gavau prašymą daugiau skelbti finansinės informacijos, kiek viskas kainuoja. Tai informuoju, stovėjimas pusantro mėnesio, mėnesį ir 3 savaitės. Stovėjimas Prancūzijoje, Britanijoje, Bresto marinoje kainuoja beveik 900 eurų. Ar tai daug? Na, aišku, kad daug. Bet ar verta? Aš manau, kad verta. Jau rytoj visą tai liks tik tai prisiminimas, nes sulauksime dar vieno įgulos nario, prie mūsų prisijungs Deividas ir tada judėsim. Judėsim į Biskajos įlanką, šiek tiek pakrantę, kol sulauksime palankaus oro, na ir paskui šausim į Ispaniją. Taip kad sekite mūsų naujienas, prenumeruokite mūsų kanalą, negailėkite patiktukų ir susitiksime kitą kartą. Iki.